Sveiki, mėlyje. Tai ką pradedame šią seriją laidą, ar kaip jūs pavadinsite, nuo aktualijų. Pagaliau atsikratėm šito kibiro, viskas dirba, technikinė yra. Pravažiavom ganėtinai nesunkiai iš 4 karto. Kurti tai nenormaliai ją. Suprantu, sena mašina, reikia pažiūrėti, kad jos neįsirakintų ant kelio. Momentu pradėjau užknėsti. Tai pabaigėm su važiuklė, dėsim į skelbimus, užmetėm gražius ratus, lempus reguliavom, išlaižyta. Liko kosmetika, kaip slemsukai, apdailos, rankinėlės, kažkas tokio. Ir pabaiga daugiau, manau, kad mes jos gal nefilmuosim, fotografuosim, nebent pardavimui, nes iki kol pasidariau atšoko fantaziją su ją važinėti, pasikeitė planai, kitokia vizija atsirado ir žodžiu. Pamušta padaryta, sekantis savininkas dar turės kur pasikrapštyti ir ties tų realiai baigiam. Ko man nuo akimis, jei dabar trūksta, tai lioko, kad būtų galima žiūrėti į paukščius. Laurynai, o koks gražiausias paukštis? Reikia pagalvoti. Palauk. Na, tai kaip tai vadinasi? Žinau. Kregždė gražiausia rajono paukštis. Tai va, visgi prasidėjo man vidutinio amžiaus krizė, kai žmonės nori motociklų pirkti, kabrioletų, dar kokių nesąmonių. Tai man dabar kažką tokio už Dievą, tikiuosi vėliau nebus blogiau. Turiu kabriką, pirmas kabrioletas, pirmos patirtys, parodysim, ką čia veiksim su stogu. Niekados neardės, girdės, kaip žmonės keikiasi, kaip nervuojasi ir matysim, ką mes čia turim. Tai variklis yra prastas, 1.8, 8,5 kW, mano nuomonė gal per silpnas, bet laikinai toksai pabus. Koilai, MTEC buferis, dešinės faros, koža, šildomos, tokios nesąmonės, kur nelabai aktualu. Ir stogas, kuris atsidaro tik ranka, elektra visa neveikia. Ir kiek kabrioletų važiavau žiūrėti, tai pastoviai. Lemba vienas dalykas, ką kabrikas turi daryti, tai turėti stogą veikiantį. Ir visada tai esu puvęs, ar kiauras, ar neveikia, ar nevažinėja, ar smirdami žalais, buvo ir toks. Ir pagaliau radau kažką panašesnį į mašiną. Šiaip kregždę vieną pardaviau, kregždės pats labai myliu, galvojau, kad viskas, jau pasaulio pabaiga, daugiau nebus tokių kregždžių, nenusipirksiu nieko ir realiai už valandos gal nuvažiavau iš tos pas mane. Žmogus irgi liūdėjo parduodamas, bet vieno praradimas, kito atradimas. Čium. Tai kabriolete turiu F-kės vairą. Čia realiai jaučiu naujausią detalę, kokį šitą mašiną kada nors buvęs. Buvęs savininkas, fainas vyrukas, baisiai norėjo pasilikti dėl sentimentų. Tai buvo sportinis vairas užmestas, jam jo reikėjo. Jis sakė, gal tu turi kažką kito vietojo. Gavau tokį. Nesižiūri, nepatinka fainas vairas, bet ne tokiai mašinai. Kažkada vėliau, aišku, su tuo vėliau tai dažniausiai būna, kad jau nežinia, kiek metų praeina, nieko nėra geriau negu laikina. Sakinai viskas laiko. Tai dabar rengsim, tvarkysim, funkcijų, čia net nežinau, galima saloną parodyti. Tai leisim operatorių į vidų, sužiūro. Ten, kur išdraskyta, tai ne dėl to, kad čia supartonint, ten dėl to, kad reikia varikliukus daryti. Tai va taip atidarinėjom pirmą kartą stogą. Realiai žiūraus ir čia kažkas sukasi apskritai. Tai paskui pabandysim susireguliuoti viską, kad veiktų. Kodėl nesuku su suktuku? O todėl, kad nežinau, į kurią pusę sukti reikia. Tai va bandau žiūrėti, ar čia mano šitas reikalas teisinasi. Ir jeigu teisinasi, tai tada suksiu toliau, bet čia panašu, kad gal į priešingą reikėtų. Čia kažkas veikia. O žiūrėk, ar kyla stogas? Bandyk. Susipažinti su kabrioleto stogu. Pasirodo, čia ganėtinai sudėtinga technologija. Truputėlį užtrukom, kol įsiaiškinom. Radom sprogus į saugiklį,
radom, kad vienas trosas nutrūkęs ir realiai, jeigu kažkas iš daviklių nefiksuoja, kad viskas ok, viskas stogas įsijungia, daryk, ką nori. Nori atsitraukti rankinėlę, atrakinė, iššauna variklius, susilankstai mechaniškai. Nori elektros, susitvarkai viską kaip priklauso, tada būna gerai. Tai elektra veikia, radom, kad motoriuko dantys palakstė gabalais, dantukus susakėm kitus, ten buvo plastikiniai, dabar bus metaliniai, turi laikyti. Ir stogą, reikia stogą tvarkyti kaip ir visų kabrių. Pagalvojom pradžioj, kad kiti sutvarkys stogą, išimsim, nuvešim, padarys. Pasidomėjau kainą, nežinau, kiek teisingai mačiau, bet kažkas apie 1500. Ne, čia garaže tokių pinigų nieks nedalina. Nemėgstam iš čia tokių. Tai dabar patys pasiėmė vašelį, pasiėmė stiprintą siūlą, kad nenutrūktų. Siūvam į senas skylės, gaudom viską į vietas. Realiai šitas stogas jis neatsilenkia kiek priklauso. Ir šitas pakildamas dantis kabinosi. O kad jisai atsilankstytų kaip jam priklauso, čia stovi tokios atotampos. Tos atotampos jos traukia tą papildomą stogą, kai jos įsirakinę, kai jos nesugeba traukti, jos savoje vietoje kažkur tempėsi ir nesukelia pakankamai stogo. Tai tikiuosi, kad per kokią 4 dienas susiūsim gal, nes dabartiniais tempais tai čia mirtis alyvose. Tai šią akimirkai supratau, dėl ko keikia visi kabrioletus ir dėl ko sako, kad hemorojus. Kai nusiperki džiaugysi, o paskui džiaugysi pardavęs. Tai kadangi turiu ganėtinai nemažai kantrybės, pastudijavau šitą stogą, kaip čia jis veikia, pirmas kabrikas. Tai pasirodo daug įvairių mechanizmų, bet juos įsiskaidžius į atskiras sistemas, ganėtinai paprasta susirankioti, kas ten kaip ką. Tai pirmą ką pastebėjom, tai trosas nutrūkęs, šita spyna įsiraktumus. Šita spyna, kuomet susidaro dangtis, turi pritraukti trosai, užspausti ir jungia daviklį, kad galėtų bagažinę atsidaryti ir kad neatsidarytų stogas, kai važiuoja. Tada stogas blogai lankstėsi. Ką radom? Forma. Šitą formą turi gauti tokią. Kodėl jis jos tokios negaudavo ir lengdavo į vidų ir kabindavo medžiagą? O todėl, kad viduje stovi atotampos trosai, kurie pakabinti ant pačio rėmo stogo ir jie per daug metų įsitampė stogą, galimai kažkas pakeitė, bet vis tiek pritrūkom to, kad 30 metų kažką tempiant, tai nenori, įsitampysi. Tada stoglangį persiuvom, ilgai trukom, labai ilgai 3 dienas realiai su vašeliu pirmyn atgal. Gavom detalių krūvą, tai visa krūva. Realiai šitas valdo priekinį varikliuką, jisai randasi čia. Ir šią akimirką stogas pradėjo vaikščioti, tik tai galutinio etapo nepadaro, kur taip stogą nusodina ant žemės. Viduje stovėjo dantračiai, plastmasiniai, subirėję, dabar turi metalinius. Nežinau, ar čia geriau bus, kad metalinius dedam, nes plastikiniai, jeigu per daug tempimo lūžta. Šitie jaučiu, kad gali ir stogą pradės spausti, reikės kalibraciją normalią stogo pasidaryti, kad nebūtų kažkokių netikėtų nutikimų. Nepirksim tų trosų, kaip priklauso, nes beveik 300 eurų, truputėlį gaila, kabrikas nėra, kad kainuotų 14-15 tūkstančių. Nenoriu tikrai ir dar plius netai paprastai juos rasti. Reikia parsisiųsti iš užsienio. Tai va, jos davė kažkokios medžiagos. Jo biznis yra, kuomet jinai įsitempus, šitą vietą tai pagauna laisvumo, kai rėmas nebelaiko, traukia. Čia viduje stovi toksai metalas, kuris tam tikrą formą lenkėsi ir turi šitą medžiagą įstumti į ten. Visą kitą kaip ir sureguliavom, bandysim surinkti iki galo stogą ir tikėkimės, kad šią vasarą neturės jokių problemų su juo. Su trosais irgi pasirodo bėda. Naujas, tai tik tai Krasta auto, o jeigu Krasta auto nenori, siūskis iš Amerikos, siūskis iš kažkur kitur. Ir pas mus kaimelyje pasirodo trosų nelabai kas nori užpresuot mažiukų, sakė į Vilnių važiuok. Tai mes radom, ko mums reikia žoliapjūvių skyriuje. Tai tiek dedam stogą ir testuojam. Pamenat, kai sakiau, kad su Hulio daugiau nieko nedarysiu ir viskas pabaigta, tai aš tik nusprendžiau. Mašina nusprendė kitaip. Tai turiu va tokią nesąmonę. Čia yra purkštukas. Vienas su elektrinė dalimi. Ir būtent šitas purkštukas ir paleido. Visi kiti mechaniniai. Viskas dasijungia, slėgis ateina, atsidaro purškė. Šitas kvailas daiktas turi kažkokį valdymą, per šitą valdymą bėga dyzelis, meistrai jo neužsiima tvarkyti, taisyti,
Nupirkti tokio tvarkingo nelabai gaunasi, nes visi arba neveikia pati grandinė elektros, arba leidžia dizeliuką per čia, o klijavimai tipo negelbėjo. Purkštuką naują užsisakyti reikia, apie 300 pinigų ir vietoj čia jau nieks neturi, o aš realiai ir nelabai degu noru, nes svapo kaina apie 300-400 MP7 įgrūsti. Nu tai aišku, plius visa kita, bet purkštukas, svapas, purkštukas, svapas, purkštukas, svapas, svapas. Tai bandysim chimičinti. Ir po to kartu, kai pasakiau, kad mes prie jos nelysim, tai dėja, lendom. Lupom dėžę, lupom karterį, lupom tepalo paėmė, nes pradėjo man čiurkšlė tepaliukas iš dėžės vadyti. Salinkėlius pakeitėm, sankabą įmetėm, kad jau būtų galima važiuoti. Tai dabar paskutinis etapas liko purkštukas ir jeigu šitas hemorojus nuo manęs atsikabins, aš būsiu visai patenkintas tuo. Tai va, labai gerai, kad kiniečiai sumastė yra rem komplektuką dantratukam pakeisti, nes visas motoriukas apie porą šimtų eurų kainuoja. Namba skaičiausi, domėjausi, tipo, kad kabrikui stogas sutvarkyti žmonės 1500–2000 sumoka. Tai labai džiaugiuosi, kad čia viskas po kol kas sklandžiai sekasi. Na ir va, viduje yra plasmasiniai dantratukai, kažkokia košė, pasta, kad tepimas būtų. Ir kažkurioje vietoje šitie dantratukai mačiau suirę buvo. Dėl to mes čia viską ir tvarkom, ir išimam. Va, dantratukai. Ir kažkurioje pozicijoje sugaudo stogą ir vėl prasimala vietoj. Dedam remontinį komplektą. Pažiūrom, ar kito dantratuko nereikia keisti. Reiktų ir šitą pakeisti, kad jau įsiardėm. Čia matosi metalinis. Turi kažkokių dzinrų ar kažko tokio. Dedam naują. Dedam huinį muinį. Nu ką, pagaliau pabaigėm su kabriko stogu. Čia kurią dieną buvom paleidę pilnai, viskas veikė. Atsidarė, užsidarė. Ir ryte atėjus man nustojo šitas dangtis leistis. Galvojau svirti, pareguliavau gal būtinai. Pasirodo ne, pasirodo yra 3 jutikliai, kurie fiksuoja, kurioje pozicijoje yra stogas. Tai vienas jutiklis, kaip supratau, pačiam stogė integruotas, kažkur galimai, kai šitą spyną įsikabina, sureaguoja. Antras jutiklis yra šitoj vietoj. Čia giliai, va šitas baltas. Ir trečias jutiklis toj pusėje yra, kuomet fiksuoja, kad dangtis jau susėdo iki dugno. Šito jutiklio neprispaudė, neleido dangčio. Prieš tai vakare buvau reguliavęs svirtį, galvojau galbūt ten. Tai pareguliavau dar. Tada pradėjo varikliukas taksėti labai nemaloniai, toks lyg metalas, jį iššovė į savo vietos. Nu okei, tai radom, kad šitą daviklį reikėjo pareguliuoti, jis reguliuojasi ant varžtuko ir tada reikėjo sužiūrėti su tų variklių. Tai variklį galimai, kad iššovė dėl to, kad trosai netolygiai tempiami buvo. Šitą labiau traukė, tą toj pusėje truputėlį mažiau. Ir variklis turbūt fiksavo, kad toj vietoj dar nepasiekė jutiklio, dar neuždarytas ir tempė per jėgą. Tai dabar užsidariau viskas veikia, tai nebent bus, kad dangtis per mažai atsivėpė. Šiaip dangtis turėtų turėti atotampas. Mes pabandėm prisiūti elastinę medžiagą, realiai tai nepasiteisino. Per stipriai įtempus jinai plyšta, per silpnai jinai gaunasi, kad netempia to stogo kaip priklauso. Realiai į šitą vietą ir pasiduosiu, jei kas ranka pasispausiu tą medžiagą ir suvažiuos kaip priklauso. Teko apsiardyti ir šitą šiaip daimą galėjau ir protingesnį visur sugalvoti. Bet labai gerai, kad įsiardėm šitą kabriką, tai buvo labai gerai įsiaiškinti, kur kas stovi, kaip veikia, kad jeigu kada nors važiuojant, kur nors stogas nustotų veikti, tai žinočiau, kaip užsifiksuoti, kaip atsifiksuoti, mechaniniu būdu, kaip atsidaryti. Ir kol kas tiek. Šiaip domėjausi apie šitus stogus,
tai panašu, kad jie ganėtinai kvailas dalykas yra. Kvaila, kad nebuvo hardtopo sulankstomo, bet bent jau internetas teigia, kad pagal konstrukciją stogo nelabai būtų pavykę jį pagaminti. Bet čia irgi yra internetas, o internete visi viską rašo. Klausimas, kiek tiesos. Ir realiai viskas, rinkt atgal į vietą. 2000 years later. Grįžtam prie rubrikos daryk nesąmonės arba nedaryk nieko. Tai vietoj to, kad kurtume šeimą, užsiimtume su vaikučiais mažai žaisti, kažką tokio, tai mes konstruojam nesąmonės. Tai dabar išpjaustė savininkas rėmą, perdarysim konstrukciją, nes nepatiko dizainas, numatėm įmontuoti hidro rūčinę ir patupdėm atgal ratus, kad padaryti 4 vietas, neįsivaizduoju, kad 4 vietas čia sugrūsim, bet pabandysim. Tai šiandien pagrindas mums yra pasidaryti rėmą, konstrukciją kažkokią ir amortizatorius patupdyti. Čia nupjojom amortizatorius, kur buvo, bandysim grūsti čia. Tada turėsim tokį amortizavimą ir iki šiandien turėtume pabaigti. Tai va, mūsų dizaineris davė mums planą, pagal kurį turim sukonstruoti vagį. Aš jau pasidalinsiu. Va, toks maketas. Iš jo braižom, darom, konstruojam vagį. Tai kol kas suprantu, kad turim padaryti kažkokią bagažinę ir čia kažkas turi būti. O jei rimtai, tai plano mes nenaudojam. Dėsim šone porvasargiai tokias arkas nemažas. Čia išplatinam rėmą, pakoreguosim amortikus, pasiliksim, čia turi būti laidas. Čia rėmas apsišiva, reiškia, važiuklė lieka išorėje, patraukim į šoną, kaip išspręsim kardanus, tai ant gumų, ant tų pakabinamų guolių, šita dalis lieka lauke, vairo mechanizmas, nežinau ar jisai nesupus, bet man jis bet kokiu atveju nepatinka, tai mes turėtume kažkada anksčiau vėliau pašalinti. Viskas, tęsim toliau, einam virint.